Sveiki visi, aš Matas Tor ir šiandieną apžvelgsime mano naująjį kompiuterį. Taigi, prieš pradedant noriu priminti, kad šis kompiuteris yra prebuldas iš SkyTech, nors jie manęs ir neremia, bet pilnai ir nuoširdžiai galiu pasakyti ir jums pasiūlyti šią svetainę, nes esu labai patenkintas tiek jos prekiamis, tiek aptarnavimu. Taipogi norėčiau pasakyti, kad vis dar mokausi daryti tokio tipo video ir nežinau, kaip bus su kokybė ir ypač nežinau, kaip bus su mikrofono kokybė, dar vis testuoju ir bent jau mane labai kaip ir skamba gerai, bet tikiuosi bent jau jums skambės gerai ir, na, jeigu bus kažkaip netobulai arba tiesiog labai gerai, tai tikiuosi nepyksite ir vis dėlto patiks jums šitas video. Taigi, manau, nieko nelaukdami, pradėkime apžiūrėti šitą kompiuterį. Taigi, pradėkime viską nuo priekio ir pradžiai šiek tiek apie korpusą. Na, visos specifikacijos bus toliau video, bet šiek tiek pradėkime nuo korpuso ir šis korpusas yra Cooler Masterbox MB600L. Taigi man šis korpusas labai patinka ir žiūrėsime toliau ir pamatysite, kad jis turi įdomių funkcijų. Taigi pasukę šoną mes labai kažko įspūdingo nepamatysime, bet kas įspūdinga tai, kad SkyTechas sugebėjo labai gražiai padirbėti su laidų sutvarkymu bei paslėpimu. Šios dalies netidarysiu, nes šiek tiek lindau, tai palikime ramybę, bet kartuoju, SkyTechas labai gražiai padirbėjo su laidų paslėpimu ir jų sutvarkymu. Prieš keliaudami į galą, manau, užsukime pradžiai į šio kompiuterio viršų ir ten pamatysime taip pat gražų vaizdą ir šiek tiek pakalbėkime apie įvairius mygtukus ir jungtis esančius viršuje. Taigi matome 3 mygtukus ir pirmas iš jų yra įjungimo mygtukas, kompiuterio įjungimo mygtukas, antras yra kompiuterio restartavimo mygtukas ir trečias yra RGB lighting mygtukas, apie kurį pakalbėsime šiek tiek vėliau. Kalbant apie jungtis, mes turime 2 USB 3.0 jungtis, vieną mikrofono ir vieną ausinių jungtis. Taigi atvykome į kompiuterio galą ir čia turėsiu daug ką pakalbėti, nes yra daug jungčių ir, na, pats galas gražiai atrodo, taigi manau, pradėkime kalbėti apie jungtis. Gal ne iš eilės, bet stengsiuos pasakyti kuo plačiau. Taigi mes turime vieną PS mouse combo portą, na, gal kažkas turi dar senovį pelį, nemanau, kad kažkas turit. Toliau turime 2 USB 2.0 Type A portus, toliau turime vieną DVI-D portą, vieną Display portą, vieną HDMI portą, vieną LAN portą, 3 USB 3.1 Gen 1 Type A portus, vieną USB 3.1 Gen 1 Type-C portus, 5 OFSC audio jackus, vieną Optical S PDIF out konektorių. Taipogi nepamirškime ir jungčių esančių motininėje plokštėje, kurios yra 2 HDMI portai ir 2 display portai. Taigi judame į kitą šoną ir šiame šone mes matome permatomą šoną. Permatomas dureles, kaip norite vadinkit. Taigi, manyčiau, galime jas atidaryti ir pažiūrėti, kas šio žvėriuko viduje. Taigi, atidarę permatomą šoną, mes matome šio žvėriuko vidų ir vaizdas visai man patinka. Na, kartuoju, šiek tiek lindau prie laidų, gal šiek tiek biški pasimakalavę, bet į tai nežiūrėkime. Žiūrėkime į mūsų žvėriuko grožį ir gal visų detalių neišvadinsiu, bet bandysiu išvadinti svarbiausias detalės. Na ir visas specifikacijas turėčiau palikti aprašyme, taipogi turėtume matyti ekrane. Stengsiuosi aprašyti kuo plačiau. Taigi pradėkime. Procesorius AMD Ryzen 5 1600 Hexacore 3.40 GHz Max Turbo. Pagrindinė plokštė arba kitaip motininė plokštė MSI B350M Mortar.
operatyvioji atmintis, arba kitaip ramai ADATA XPG DDR4 8 GB. SSD kaupiklis VD Green SSD 240 GB. SATA 600 540 465 MB per sekundę. Vaizdo plokštė GeForce GTX 1600 6 GB X3 V2. Taipogi yra garso sistema, tinklo adapteris ir maitinimo blokas. Manau, apie jį galėčiau pasakyti. Maitinimo blokas Intertech Energon 650 W. Taigi, apžiūrėję, kas šio žvėriuko viduje, dar galėčiau pasakyti vieną dalyką, kad kai jungiame kai kurios dalys, ypač plokštė, vaizdo plokštė, šviečia. Taigi, manau, laikas įjungti šį žvėriuką ir parodyti, kaip jis spindi. Taipogi, kaip ir minėjau, anksčiau, žiūrėdami į kompiuterio viršų, ten buvo trečias mygtukas, kuris įjungia RGB Lightningą. Ir dabar parodysiu, kaip tai atrodo. Taigi, tikiuosi, pasakiau reikiamą informaciją ir kartoju, visi linkai su platesniais aprašymais bus aprašyme video. Na, aš vis dar mokinuos tokius video daryti, tai sakau, nepykite jeigu ką. Bet manau, viską apžiūrėjome ir galime judėti prie mano nuomonės. Taigi, mano nuomonė, šis kompiuteris yra puikus. Ir prieš pirkdamas šį kompiuterį aš ilgai ieškojau, kokį pirkti. Ir aš visada žiūriu į kokybės ir kainos santykį. Ir manau, radau puikų variantą. Na, prieš pirkdamas taipogi prašiau įvairių žmonių, kaip ir nuomonės, pagalbos apie šį kompiuterį ir klausiau nepaprastų žmonių, klausiau kaip ir ekspertų ir jie sakė, kad šis kompiuteris yra puikus ir tikiuosi, kad šis kompiuteris jums atneš daug puikių video. Taigi per šį video mes aptarėme tik kompiuterio kaip ir išorę ir noriu priminti, kad tuom viskas nesibaigs. Po visų unboxingų darysiu bendrą setup video, per kurį mes išbandysime šitą kompą ir parodysiu plačiau. Taigi, manau, čia ir baigsime mano pirmąjį tokio tipo video, kompiuterio unboxing. Ir nežinau, kaip man seksis, kaip ir sakiau, dar pratinas prie tokių video, nes, kaip ir sakiau, kiekvieną savo setupo kaip ir dalį rodysiu ir darysiu atskirą video. Ir noriu priminti, kad gale visų unboxingų bus bendras video, taigi nepraleiskit ir jų. Ir jeigu patiko šis video ir norit mane palaikyti, paspauskite tą like mygtuką, kas net esate užsiprenumeravę, užsiprenumeruokite mano kanalą ir susitiksim kitame video. Su jumis buvo Motostory ir sakau jums iki.